Sveiki visi, žiūrite Nes24/7 LT ir šiandien šitokia dėžutė. Na, kas jūs jau matėte iš be abejo video pavadinimą. Dėžutė pakankamai sunki, pakankamai didelė. Susta matome DHL. Ir labai trumpai apie patį siuntimą. Na, pardavėjas labai ilgai negalėjo suruošti siuntinuko. Na, tai buvo turbūt daugiau negu 2 savaitės ir, na, aš jau galvoju, kad tikrai kažkas ten jau bus netvarkoje, gal netgi neišsiūs, bet paskui, kai tik išsiuntė, siuntimo būdas buvo DHL-as ir siuntinukas mane pasiekė, na, tai su Lietuva pasiekė per 4 darbo dienas, na, plus prisidėjo dar porą dienų, kadangi buvo šventės. Ir mane kas labai sužavėjo, tai galimybė automatiškai nusikreipti šį siuntinuką tiesiai į paštomatą Lietuvos paštą, tai yra LP Expressą. Ir man neteko sėdėti laukti namie, kol aš galėsiu jį atsiimti ar važiuoti pačiam į DHL jo atsiimti. Taigi, ačiū DHL, puikiai padirbėjo. Man toks pristatymo būdas yra labai priimtinas. Taip, aš ją, aišku, atsidarinėjau šitą daiktą. Matome, dėžutė šiaip būtų šviečiasi kiaurai, na, kaip ir pačio gaminio, bet kadangi kiniečiai moka ir mėgsta pakuoti štai taip, kad ta dėžutė atlaikytų visas keliones ir nedaryti jokio papildomai pakavimo. Ji yra visa geltonoj juostai. Taigi, atsidarom, aš aišku ją žiūrėjau, kadangi, na, kaip tik ant švenčio buvo jie atkeliavusi ir, na, negalėjau tiesiog filmuoti, neturėjau laiko, o pasižymėti, kad jis jau yra atkeliavusi, man buvo, na, kaip ir didelis pliusas. Kodėl? Todėl, kad aš naudojusi cashbacko ir dar šitos siuntos aš dar ir sutaupiau. Kaip tai yra daroma, aš paliksiu štai ten nuorodėlę, pasižiūrėkite, gal ir jūs norėsite naudotis, nes, na, kam palikti pinigus ten, kur juos galima pasimti. Važiuojam. Atsidarom, mane sutiko iš karto, aš taip sudėjau viską kaip ir buvo. Iš karto šitoks tokia kinietiška instrukcija. Kažin ar jį, aišku, bus reikalinga. Kas norit, spustelkit pauzę, pasižiūrėkite. Kitoje pusėje štai čia yra anglų kalba instrukcija. Čia irgi trumpai pasižiūrėsite pauzę. Na, vienintelis, ką aš galiu pasakyti, tai yra apie 700 W fenas naudojamas ir kažkur 50 W lituoklis. Taigi, čia yra litavimo stotelė. Tai yra, na, vienas iš tokių, vieniems yra labai reikalingas darbo įrankis, kitiems galbūt, na, kažkokia svajonė, su kuria galima būtų dirbti jau namie užsiimant elektroniką, bet tai yra tikrai naudingas, geras daiktas tiem, kas elektroniką užsiima. Taigi, aš pasiėmiau patį paprasčiausią variantą, be jokių papildomų priedų. Na, man pasirodė, kad jau galbūt ir net nebūtina, nereikia, aš daug ką jau turiu pats. Ir, na, dėžutė jau pakankamai pilna ir taip. Taigi, traukiam, na, štai taip įpakuoti. Štai tokie 3 čia net bus. Na, išsitraukiam, pasižiūrėkim. Angaliukai ant fenui. Štai pats mažiausias. Šiek tiek toks didesnis ir didžiausias, na, nėra jis toks pats didžiausias iš tų, kokie yra įmanomi, bet praktiškai galima naudoti tokį, o jeigu jau reikia didesnio, galima naudoti tiesiog feną be jokio angalio, ką aš dažniausiai ir darau. Tęsiam. Taip, čia štai toks stavelis. Na, prie stavelio dar, aišku, reiktų štai tokio lituoklio laikiklio, kuris čia taip įsistato. Na, ir štai toks stavelis. Na, jis yra, aišku, pakankamai lengvas. Jis, jeigu pastatyti ant stalo, na, be kojelių jisai slidinėja. Čia, aišku, reikėtų kojelių kažkokiu tai. Bet tai jau yra visgi stavelis. Jau yra geriau negu nieko. Tęsiam toliau. Taigi, maitinimo laidas, vėl labai panašus į tą laidą, kuris buvo maitinimo šaltinėje kinietiškame. Nedidelis, neilgas, pakankamai trumpas, pakankamai stora izoliacija, na, bet kadangi jis yra pakankamai trumpas, mano 700 W jis atlaikys. Toliau. Štai toks standartinis lituoklis. Su štai tokia apsaugėlė iš karto plastikinė ir štai tokiu pakankamai nestorų ploną angaliuku.
laidas toks labai minkštas, sakyčiau, bet visgi čia nesilikonas greičiausiai, čia greičiausiai yra guma. Ir, aišku, didelės labai temperatūros jis neatlaikytų, bet štai jisai turi štai tokius aviacinius angalius, kurie neleis lengvai išsitraukti litokliui. Taip, tęsiam toliau. Taip, štai taip įpakuotas pats fenas. Na, standartiškas, kinietiškas fenas. Nieko labai daug nepasakysiu, taip aš dabar iš karto jį išsivyniosiu. Štai taip. Irgi aviacinis toksai, taip vadinamas aviacinė jungtis su prisukamu tokiu žiedu metaliniu. Fene pats, štai čia matom pagal pastarėjimą, ventiliatorius yra įmontuotas. Na, štai toks angaliukas. Na, feno laikiklis. Jis beje yra, na čia dabar aišku taip nesijaučia, bet jis yra su magnetuku ir fenas aišku jį reaguoja. Štai toks daiktas, na labai ginčytinas daiktas, aš jo turbūt net netrauksiu, nes rinkinėsiu, tai yra pagaliukas su ūsais. Na, skirtas jis yra šiaip mikroschemų išmontavimui, bet na, jo išmontuoti mikroschemas, na, nelabai patogu, nebent labai tokiais konkrečiais atvejais. Kam faktiškai jūs tokį daiktą naudojate, parašykite komentaruose, bus visiems naudinga, manau, nes na, daugam kyla klausimų, kas tai daiktas yra iš viso, ar toks yra reikalingas. Taip, pati statelė ir daugiau čia nebus nieko, aš dėžutę iš karto kažkur tai nutrinkiu. Štai. Statelė labai mažai, jeigu taip vėlgi palyginti štai. Testeriukas, standartinis, na, toks masteko arba unito. Ir štai statelė. Na, super mažytė. Aš visą laiką maniau, kad ji yra didesnė iš nuotraukų. Svorį turi. Štai matome apačioje yra keliais varšas prisuktas transformatoriukas. Na, čia kažkokie užrašiukai. Galite paspausti pauzę ir išsiversti, jeigu jums aktualu. Taigi, čia matome 750 W deklaruotą, na taip, 700 W fenas plus 50 W litoklis, greičiausiai taip ir yra. Įžeminimas, pajungimas maitinimo su saugikliu. Jungiklis, kas yra vėlgi labai neblogai. Ir štai ant snukučio matome iš karto du indikatoriai temperatūros, kas yra šaunu. Na, aš kiek matau, panašu, kad netgi plėvelė apsauginė yra likusi ir yra turbūt viduje palikta. Kalibravimo dvi angos, jeigu reikėtų pasikalibruoti kažką, tai reguliavimas atskirai, temperatūrų, feno oro srauto reguliavimas, du atskiri visiškai jungtukai, na ir pajungimai. Gerai, kad ilgai netempti. Aš turbūt čia, matome, yra vieta prisisukti feno laikiklį, bet aš to turbūt kol kas nedarysiu, bus tiesiog greičiau. Aš jį dabar pasijungsiu ir mes pabandysime tiesiog pasižiūrinėti, kaip statelė veikia, ar jį aplamai veikia ir ar atitinka temperatūriniai režimai. Kištukų kitaip neįkišite, yra, matote, toksai raktas. Nepasakyčiau, kad labai kokybiškai jie įsistato ar prasisuka. Na, visgi kaina daro savo ir, na, daiktas šiek tiek jaučiasi, kad yra nesuper brangus. Bet praktiškai dar sumokėjo ir dvigubai daugiau, jūs gausite lygiai tokios pat kokybės daiktą. Nieko nepasikeis. Taip. Taigi, bandom jungti. Indikatoriai pas mus raudoni. Matosi, aišku, ne geriausiai į kamerą. Transformatorius šiek tiek zyzia, pabandysiu dabar tai parodyti. Manau, girdėjusi. Gal kažkam tai bus, aišku, trūkumas. Na ir pabandykime, tarkim, pradžiai įsijungti
lituoklį. Taip, įjungiau, temperatūra pradeda kilti. Na, tiesiog pagal video galite pasimatuoti, per kiek laiko temperatūra pakyla. Taip, jo, aš buvau nusistatęs 200 laipsnių. Na, įsijunkime iš karto tokiam 320. Tai būtų būtent ta darbinė temperatūra, kurią dažniausiai žmonės naudoja. Taip, įšildom. Čia jeigu lėtai taip maigit, tai jisai lėtai vaikštų po 1 laipsnį, arba labai greitai, jeigu palaikyti. Na, mygtukai nesuper taip, aišku, prabangiai maigosi, jie taip, na, jaučiasi, kad tiek kainuoja, kiek kainuoja. Gerai, dabar lituoklis įšilo ir pasinaudodami štai tokiam testeriuku. Pabandykime pasižiūrėti realią temperatūrą lituoklio. Taip, paimsime taip. Prispausime, jeigu man, aišku, pavyks gerai prispausti. Na, temperatūra kažkur tai svyruoja apie 290 pagal viską, bet nesu tikras, ar, aišku, labai geras kontaktas yra. Kontaktų gero, aišku, nėra. Ne, netgi daugiau, štai yra 310. O dabar geras kontaktas, 318 laipsnių. 315, 318 kažkur, tai matote, biškį plaukia, na, pakankamai tikslu. Aišku, su tokiu davikliuku labai sunku yra tiksliai pamatuoti, bet pakankamai neblogai. Dabar pabandykime padaryti tą patį, bet šį kartą su fenu. Taip, feną įjungiam ir nusistatykime, tarkim, vėlgi apie 320 irgi laipsnių. Ir kažkur tai vidutinį oro srautą. Taip, kol mes feną iš čia nepakeliam, jis nedirba. Kai feną pakeliam, pradeda dirbti. Na, garso didelio matome nėra. Tai yra šaunu. Ir vėlgi pabandykime kažkaip pasistatyti šitaip. Ir apie 1 cm atstumu pabandysime pasimatuoti. Na, štai 300, netgi 50, 360 buvo. Nu, matome, stabilizacija nelabai vykusi. Šiek tiek yra plaukiojanti stabilizacija temperatūros. Na, bet turbūt vidurkis temperatūros bus teisingas. Matome, pakyla iki netgi 380 ir leidžiasi iki 200 netgi. Na, vidurkis, aš sakyčiau, turbūt teisingas. Aš jaučiu daviklio šiek tiek izoliacijos kvapą. Ir kas yra gerai, štai dabar, jeigu mes padėsime lituoklį ant stavelio, jis šiaip taip vibruoja ant stalo, bet lituoklis bet fenas kažkiek vis dar veikia, kol matome, temperatūra krenta žemyn. Tai yra, duoda jam atvėsti. Na ir faktiškai prie 100 laipsnių turėtų visiškai nustoti pūsti.
Temperatūros prie žemą 100 neberodo. Na ir štai. Išsijungia savaime. Jeigu aš vėlgi pakelsiu, jis vėl pradeda veikti. Ir vėlgi pats išsijungs. Na, nėra labai garsus. Štai. Žymiai tylesnis negu tokios pats stotelės, kurios turi viduj kompresorių. Na ir manau, kad mėginti lituoti turbūt nelabai yra prasmės, kadangi žinote, kas tai tokia yra šitoks lituoklis su 900 serijos angaliais, turbūt taipogi žinote, kaip praktiškai yra lituojama. Svarbiausia buvo parodyti, kad temperatūra pakankamai yra tiksli ir pačios stotelės galimybės jūs matote. Na, be abejo, taip, šita stotelė tinka standartiniam litavimo darbams. Ji turbūt sunkiai, kaip ir visi 900 serijos lituokliai, kaip susitvarkys su dideliais poligonais metalizuotais. Na, bet tai ji ir nėra tam skirta, jeigu jums reikia didelių metalizuotų poligonų greito iššilimo, jums reikėtų turbūt arba angalių T12, arba dar geriau, tai indukcinė stotelė. Taigi, štai, tokia stotelė. Jeigu ieškote kažko panašaus ir už nedidelės kainos, už nedidelę kainą, manau, kad tai pats geriausias variantas už tokią kainą, jūs tikrai nieko pigiau neberasite. Nestebuklas, bet iš tiesų, na, kaip 900 serijos kaip lituokliui ir standartiniam fenui, aš manau, tai yra labai neblogas variantas už šią kainą. Todėl nuorodėlis jie bus apačioje. Nepamirškite naudotis cashbacko, kad sugrįžtų tą sumą, kuri gali sugrįžti. Nepalikite jų patiems kiniečiams. Spauskite like, dalinkite su draugais, užsukite į Facebooko bei Instagram paskyras, ten dažnai būna informacijos, kuri nepatenka į YouTube. O šiandien tiek, iki kito karto. Ate! Norėčiau kreiptis į tuos, kam patinka elektronika, elektronikos įrenginių testai bei apžvalgas ir rekomenduoti kanalą LV12 LT apie elektroniką. Nuorodos rasite video pabaigoje bei aprašyme.